Gerą dieną visiems, su jumis Tošis ir šiandien pas mus dar vienas unboxingas. Ne tai, kad unboxingas, bet ilgai lauktas dalykas. Tai yra, šiandien su manimi yra didžiulis lagaminas, tai yra XP Extreme Hunter Rite. Tai yra, tai yra ne metalo detektorius, tai yra Rite. Tiksliau dvi ir pabandysim pasižiūrėti apie ką čia ir kodėl ir kaip. Prieš kokį 10 metų, kai jau buvo pasirodęs Deusas pirmasis, per vieną iš parodų, jeigu neklystu, gal Vokietijoje, Evos parodoj, XP anonsavo tokį dalyką kaip two box detektorių. Tai yra dviejų ričių detektorių kaip priedą prie savo pirmojo Deuso. Tada tas projektas buvo ilgam užmirštas ir pagaliau turim jį įgyvendintą ir pagaliau jį turim rankose. Taip kad prieš tai buvo visa kita krūva detektorių, kurie tai turėjo. Pirmasis tokį dalyką, tiksliau, vienas iš pirmų ir gal vienintelis, kuris dirbo su dviem vadinamu tuo two boxu, dviem dėžėm, nežinau, lietuviško atitikmens aš taip ir nerandu, giluminis detektorius, bet tai tikrai nėra tas angliškas terminas, kurį naudoja, tai yra two box. Turėjo Garetas 2500, jeigu neklystu, GTI, kur galėjai uždėti ir paprastą Rite, ir uždėti būtent giluminę Rite. Šiandien turim XP ir pagaliau jie tą dalyką irgi padarė. Realiai tai yra lygiai tas pats, kas yra ir pas mus mūsų standartiniuose detektoriuose, su kuriais mes vaikštom ir draugavom, kur vaikštinėjom po laukus. Tai yra Double D vadinamos Ritės, kuri yra, jeigu mes turim mūsų standartinę, dabar jau tapusi standartinė Rite, ne mono, o Double D, tai yra siunčiamoji dalis ir siųstuvas ir imtuvas. Šitoj vietoj siųstuvas ir imtuvas, jos yra atskirai padarytos Ritės ir viskas taip ir važiuoja. Smagus daiktas, teko man jį pirmiausia pačiupinėti dar kovo mėnesį, kai buvom pakviesti į apdovanojimus XP. Tai gavom apdovanojimą už geriausią renginį, tai yra praeitų metų didįjį sąskrydį. Ir tuo metu man teko pačiupinėti, dar jisai buvo, taip labai žalias, sakykim taip, bet jau tada pasilyginom, jeigu neklystu, buvo Geminajus ir GTI buvo irgi, ir Gareto buvo tas two boxas. Taip kad įspūdis tikrai buvo neblogas. Dabar per šį sąskrydį, kai buvo atvažiavęs ir Silvinas iš XP, linkėjimai jam, buvo realiai dieną prieš ralį buvo išleista nauja, padarytas update'as programinės įrangos ir Silvinas sėdėdamas tenai palapinėje XP dar taisė visokius bugus programinį įrangai. Tai buvo iš tikrųjų labai įdomu. Ir kaip matėt, tą plokštę, kurią mes tenai užkasėm, mažiau negu metras ant metro, plokštė buvo užkasta 2,6 metro gylyje. Jisai ją matė, jisai jį jautė. Taip kad detektorius tikrai, Rite tikrai galinga ir tikrai gera. Pabandom išpakuoti, pažiūrim, kas yra dėžėj ir kažką tai daugiau dar papasakosiu. Daiktas ateina štai tokiam lagamine. Tai yra standartinis dalykas ir dabar parodysiu, kas yra šio lagamino viduje. Taigi, visi detektoriai, tiksliau Ritės, pareina štai tokiam plastikiniam lagamine ir jo viduj yra pats detektorius. Tai yra štai toks rinkinys ir čia pas mane jis yra šiek tiek
Netų čia pridėta visokių reikalų. Šiek tiek kitoks negu, realiai tai priklauso nuo komplektacijos, kurią jūs pasirinksit. Nes mane dar va tokia instrukcija yra, kuri buvo, jau mačiau pataisyta, kuri dabar yra. Čia yra senoji instrukcija. Bet realiai jūs gaunate ką? Jūs gaunate 2 rites. Štai tokio dydžio. Ir gaunate patį rėmą. Pas mane yra komplekte su pultu. Dabar jau kai pasirodė versija 2.0, tai viskas, ko jums reikės, tai yra suvedus ritės numerį, kuris yra ant štai šitos ritės, štai va čia va išbraižytas, suvedat ritę ir pasikeičia interfeisas visas ir jau tada galit, ir jau jūs realiai prisijungiat prie Extreme Hunterio ričių. Tai veikia kaip ritė. Realiai tai yra ritė. Komplekte yra aliuminės štangos, porankis tokį, kokį matėm, čia vadinamas laitas, tai yra tokį porankį matėt su ORX-u ir krūva virštelių. Kažkur tai viršteliai. Visi viršteliai yra skirtingų dydžių, kad nepasimest ir sudėti skirtingus dalykus. Pabandom sumontuoti, parodysiu, kaip tai atrodo. Pirmiausia, reikėtų mums įtraukti ritę, kuri yra su laidu ir perkištas laidas per kabelį. Kitaip sudėti neišeis, todėl kad padarytas, šitas dalykas turi konusą, taip kad kitaip neuždėsit, tik taip kaip reikia. Ir pats sudėtingiausias dalykas tai yra antrosios ritės pajungimas. Imam vidutinius pirštus ir pasijungiam. Kol kas po vieną varžtą susuksiu. Tada imam antrąją štangą ir čia pats įdomiausias dalykas tai yra štai šitą daiktą perkišti ir sugauti toje vietoje, kurioje reikia. Jau šitose iš dėžės pas jūs bus, mačiau, yra pakeista, pas jūs jau bus tokia specialus ištraukėjas, kad palengvintų visą šitą darbą, ką dabar aš darau. Ir pati ritė pasijungia gan paprastai. Tai yra, štai čia yra jungtelė. Ir mes gražiai atitaikom pinus ir ją prisijungiam. Ir toliau paimam ir sujungiam su didžiaisiais varžtais. Pritvirtinam kitą ritę. Surinkus pačią ritę, mano atveju reikia užsidėti, prisitvirtinti porankį. Užsidėti bloką ir mes pasiruošę paieškom. Turėkit omeny, kad šitas daiktas yra pakankamai jautrus. Tai jokių laikrodžių, jokių telefonų kišenėse. Žiūrėkit batus, net ant batų, kur būna šniureliam tokie maži metaliniai daiktukai, jie trukdo šitam detektoriui ramiai dirbti. Taip kad geriausia guminiai batai. Čia, aišku, juokauju, o galbūt ir ne. Tai tokie dalykai. Nereikėtų pamiršti, kad pas mane ant manęs yra radio mikrofonas, valdymo lazda, taip kad, aišku, kažko tai tokio čia nebus, bet šitoj mano senoj sodyboje
Yra keletas daiktų po žeme, kuriuos jaučia. Čia kažkada tai stovėjo didžiulis klonas, kur seneliai laikydavo šiaudus. Šiek tiek parodysiu, kaip tai turėtų vykti su pačiu detektorium. Tai įsijungus ten matosi visai kitokia programa, visiškai kitoks interfejsas. Todėl nenustebkit, reikės priprast prie to, ką matysi tenai. Ground balances pas jį darosi, grunto balansas, ground balances darosi visai kitaip. Tai yra, paspaudžiam pinpoint mygtuką, palenkiam ritę į šoną, 87. Tai va taip palenkiam ir atleidžiam. Turėtų žemė nurimt ir turėtų būti susibalansavęs dalykas. Toliau yra, čia porą vietų galėsiu praeiti, parodyti, kur yra kažkas tai giliai palaidota, matyti kažkokios tai klono likučiai. Yra autotunas tai yra retune, tai yra nuėmimas to viso burbėjimo, darosi irgi su pino mygtuku. Toliau pamatysit grafiką. Grafikę galima matyti, kaip veikia, kaip mato žemė ir kaip mato taikinius būtent šitą ritę. Pabandom prasėti, šitoje vietoje kažkur tai yra tas metaliukas kažkoks tai. Ir va štai taip atrodo grafikas, kuris matosi tenai, pačioj skaliai. Ir štai taip, ne dideliais žingsneliais galima žygiuoti, ieškoti kažkokių tai didelių reikalų. Pas mane čia daug kas ant radijo bangų, taip kad šitas daiktas realiai biškį išprotėja, bet. Taip kad telefonai, laikrodžiai, batai, pasitikrinkit batus iš tikrųjų, nes batai iš tikrųjų duoda, jie turi šitas metalinius visokius dalykus, ten tinkleliai bato pačiam pade, jeigu naudojat ypač kokius nors ten turistinius, karinius ar dar kažkokius, tai būna sustiprintas padas metalo plokštelėm. Pasiimkit piną, pasitikrinkit, pasižiūrėkit, ar ten nebus kažko tai panašaus. Tai va, detektorius, jisai dirba į apačią. Jeigu bandysit daryti kažkokį tai testą, neverskit į šoną, nes tikrai jisai labiau jautrus trukdžiams yra negu visi kiti dalykai. Smagus daiktas. Porą vietų jau yra patikrintų, vienos sėkmingai, kitos ne. Taip kad, atsinaujinkit į versiją 2.0 ir pasižiūrėkit, kas gausis. Tai va, su jumis buvo Tošis, su jumis buvo Extreme Hunteris iš XP ir iki kitų susitikimų. Ate!